Mes kaip rinkimų stebėtojai 2024 metų spalio 14 dieną gavome Vyriausios rinkimų komisijos atsakymą, kad rinkėjo puslapyje, tą, kurį VRK administruoja, renkami elektroniniai politinės kampanijos dalyvių parašai, kad politinės kampanijos dalyvis būtų įregistruotas kandidatu, pavyzdžiui, prezidento rinkimuose. Jis privalo surinkti popieriniam pavydale arba elektroniniu būdu 20 000 Lietuvos piliečių parėmimo parašų. Dabar VRK pati patvirtino, kad šitie elektroniniai parašai VRK rinkėjo puslapyje neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymo pavadinimo, kuris vadinasi elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas, 5 straipsnio reikalavimo. Galioja tokie elektroniniai parašai tik tai, jeigu yra administratoriaus, tai yra VRK, sudaryta sutartis su sertifikuota institucija, kuri turi teisę patvirtinti asmens tapatybę ir jo parašą, elektroninį parašą. Tai yra visų pirma su valstybės įmonė registrų centru. Ji turi tokią teisę. Arba vidaus reikalų ministerijos atitinkamo padalinio. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino šiuo atsakymu mums su Gediminu, kad tokios sutarties nėra. Atitinka įstatymo reikalavimo. Nėra kvalifikuoti parašai. Taškas. Šitie parašai nepripažįstami. Todėl, grįžtant prie Respublikos prezidento rinkimų vykusių pernai, tenka konstatuoti, kad ne vienas iš 8 kandidatais įregistruotų asmenų, nei Gitanas Nausėda, nei Ingrida Šimonytė, nei Eduardas Vaitkus, nei Remigijus Žemaitaitis, nei kiti 4, ne vienas iš jų nesurinko 20 000 privalomų. Reiškia, prezidento rinkimuose negalėjo dalyvauti ne vienas iš šių 8 asmenų. Todėl kokia yra dabar situacija? Seimo nariai, o visas Seimas, jeigu priima tokį sprendimą ir per 3 dienas nuo galutinių rezultatų patvirtinimo. Mes beje kreipėmės ir į tuometinį Seimą stebėtojai ir į Respublikos prezidento pareigas tuo metu galbūt teisėtai dar vykdžiusi Gitaną Nausėdą, jokios reakcijos neišgirdome. Taigi, mes su Gediminu Ustinavičiumi pateikėme prieš mėnesį maždaug Seimui, naujam Seimui, įrodymus apie rinkimų pažeidimus. Visų pirma, apie minėtą elektroninių parašų neatitikimą įstatymo reikalavimams ir prezidento rinkimuose, Europos parlamento ir Seimo rinkimuose taip pat. Kitus šiurkščius pažeidimus, kurie labiausiai išryškėjo per Seimo rinkimus. Gediminas gal ir iliustracijų dar lygiagrečiai parodės, tačiau išskirtinis įžūlumas VRK buvo po to, kai spalio 12, mėly žmonės, jūs balsavote, mes visi balsavome, kurie balsavome, kaip rinkėjai pirmajame Seimo rinkimų ture. Tačiau dar neturint jokių rezultatų, o pasaulio lietuvių apygardoje, tai yra užsienyje balsavusiųjų balsai, dar skaičiuojame ne tik rinkimų dieną, naktį, bet ir dar po 5 dienų, spalio 18 buvo skaičiuojami. Tai jau spalio 14, dar nesuskaičiavo spalio 18 balsų pasaulio lietuvių apygardoje. Mes turime įrodymus iš Londono, ten mūsų ambasada yra. Taip pat ir apie pusę rinkėjų užsiregistravusių Jungtinėje karalystėje balsavo ten. Tai jau į antro turo biuletenius spalio 14 buvo įrašytos Dalia Asanavičiūtė, dabar tariamai išrinkta Seimo narė šitą Seimo kadencijoje, ir Aušrinė Armonaitė. O taip, dar spalio 18 skaičiuosim likusius balsus, kurie paštu ateina, o jau spalio 14 mes jau
vyriausioji rinkimų komisija esame, mes viešpats Dievas Lietuvoje, ką norim, tą darom, mes jau biuletenius duodam ir juos išsiuntinėja rinkėjam. Na, užsičiaupkit visi Gruzijos ir Baltarusijos rinkimų mokytojai. Baltarusija dar neįvyko rinkimai, jūs jau sakote, kad jie su pažeidimais įvyko. Čia Europos parlamento tokia rezoliucija 3 ar 4 dienos prieš Baltarusijos prezidento rinkimus. Kur sveikas protas, kur padorumas, kur savigarba. Aš jau nekalbu apie sąžinę visų šitų veikėjų. Dėl to mes pateikėme Seimui informaciją ir prašymą, kad būtų sudaryta laikinoji Seimo komisija. Ir ištirti šiuos pažeidimus, paruošti rinkimų kodekso pataisas, nes rinkimų kodekse akivaizdžiai yra nerealūs terminai, suteikti visiems, net kandidatam, neturint teisės skųsti rinkimų rezultatų, kokią jūs čia demokratijos, pseudodemokratijos parodiją demonstruojat. Slėpkitės po lapais, taip sakoma buvo senais laikais. Slėpkitės po lapais demokratijos kabutėse korifėjai.